Ilgai gyvenau įtampoje, kuri man atrodė visiškai normali. Visur skubėti, viską kontroliuoti, viską pasidaryti pačiai. Ir aš nuoširdžiai galvojau, kad būtent taip atrodo sėkminga ir stipri moteris. Bet šiandien viską matau kitaip. Didžiausias gyvenime mano pokytis įvyko ne tada, kai pradėjau dar daugiau stengtis ir būti labiau produktyvesnė, bet visiškai priešingai. Jis atėjo tada, kai pradėjau mažiau kovoti su gyvenimiškomis situacijomis. Ir šiandien norėjau pasidalinti savo asmeninę nuomonę, kodėl ramesnė ir atsipalaidavus moteris, o ypač mama gyvena daug laimingesnį gyvenimą ir savo patarimais. Mano vardas Rūta ir aš gyvenu Portugalijoje, auginu čia 1,5 metų berniuką. Tai jei esi pirmą kartą mano kanale, sveika atvykus, labai kviečiu prenumeruoti, pasiimti puodelį kavos ir peržiūrėti šitą visą video iki galo. Mes gyvename kultūroje, kurioje užsiemusi moteris, bendrai užsiemęs žmogus tapo vos ne garbės statusas. Kuo tu daugiau darai, neturiu laiko tam, neturiu tam, gal susitinkam, galim pasiplanuoti gal kažką po mėnesio laiko. Tai realiai, kuo tu daugiau darai, kuo tu produktyvesnis esi, tuo labiau tu sukuri tą įspūdį visuomeniai, kad tu esi sėkminga, kad turi puikią karjerą, šeimą, savo asmeninės rutinas. Ir aš pati tikrai daug metų gyvenau šiame mąstyme. Ir atrodo, net ir būdavau pavargus, vis tiek save spausdavau iki paskutinio lašo, nes galvodavau, taigi aš turiu būti sėkminga, turiu būti visada produktyvi, negaliu ilsėtis, nes kitu atveju būsiu tiesiog nevykėlė ar tinginė. Ir atrodė, kad aš turiu viską suspėti, viską kontroliuoti, visą laiką norėjau, kad mano žodis būtų paskutinis. Ir kuo toliau taip gyvenau, tuo labiau jaučiausi išsekusi. Ir tada pradėjau suprasti vieną labai svarbų dalyką. Pats geriausias dalykas, kurį kiekviena moteris gali išmokti, tai yra paleisti ir nekontroliuoti. Leisti žmonėms padėti, išmokti paprašyti pagalbos ir atsirinkti savo kovas, kurias tu tikrai nori kovoti. Mano patarimas yra išsigryninti savo asmeninės vertybės ir jeigu kažkokia situacija nesutampa su jumis, tai net neverta investuoti savo energijos, jeigu tu žinai, kad kažkokia situacija net neš tau gerovės į tavo asmeninį gyvenimą. Ir anksčiau mano širdžiai atrodė, kad stipri ir sėkminga moteris yra ta, kuri neša viską ant savo pečių, kuri viską pasidaro pati, o dabar iš tikrųjų manau atvirkščiai, bet tai nereiškia, kad tu kaip moteris tu negali pasidaryti. Tarp mūsų mergaičių mes žinom, kai mums reikia, mes galim viską, ir susitvarkyti mašiną, ir susisukti baldus, ir susitvarkyti namus, realiai tuos vadinamus vyriškus darbus mes galim padaryti. Bet ar reikia, ar mums reikia tą daryti, tai manau, čia ir atsiranda tas visas grožis to ramumo ir atsipalaidavimo, kad mes paleidžiam tos dalykus ir perleidžiam juos daryti kitiems žmonėms, tokiu būdu saugodama savo vidinę energiją. Ir keisčiausia iš tikrųjų, kuo daugiau aš išmokau dalykų paleisti, pradedant nuo pačių mažiausių, nereikia netoli kažkur žiūrėti, nuo namų ruošos, nuo darbų, kur atrodo, vyras vis tiek ne taip gerai padarys, kaip aš norėčiau, bet kuomet tu paleidi tuos dalykus, tu sulauki pagalbos ir taip, gal pirmą, antrą kartą nepadarys taip, kaip tu nori pagal tavo standartus, bet duok galimybę kitam žmogui, kalbu būtent apie asmeninius santykius, irgi mokytis. Juo labiau, jeigu tas žmogus rodo iniciatyvą, kad nori tau padėti. Mano patarimas yra neusidėk aplink savęs tokios aukštos sienos ir būk atvira ir tai yra puikus pratimas. Tai kai tu išmoksi paleisti tos vadeles namie, savo saugioje aplinkoje, galėsi po to šitą įgūdį persinešti ir į kitas aplinkas, kaip į darbo, karjeroje savo ar su kitais savo draugais. Bet mane kas dar labiau nustebino, tai kaip pasikeitė mano mąstymas apie problemas. Tai atrodo, kad visą laiką mes turim savo sąrašą, ką turim pasidaryti ir visada maniau, kad kai tik viską išsibrauksiu iš jo, aš tik tada galėsiu atsipalaiduoti, galėsiu būti rami, bet tiesiog suvokiau, kad tai yra gyvenimas ir tos problemos niekada nesibaigs. Visą laiką bus, kad kažkas sulūžta namie, kad kažką reikia pataisyti, kažkur nuvažiuoti, kažkokie reikalai. Tiesiog, jeigu tu pakeiti požiūrį, kaip tu tas problemas reaguoji ir supranti, kad jos tiesiog ateina ir išeina. Aš tiesiog kartais net vizualiai įsivaizduoju tos kasdieninės problemas kaip kažkokią bangą, kuri ateina ir jinai su laiku nueis. Tai jeigu aš tavęs paklausčiau, ar atsimeni, kokia buvo didžiausia tavo problema prieš 3 savaitės, turbūt negalėsiu jos įvardinti. Ir kai mes turim ramesnį protą, ramesnę tavo vidinę savijautą, tu daug aiškiau matai problemas, negu tu kai būni užsidegi, tau sukyla visas adrenalinas, emocijos ir tada pati žinai, kad kartais būna gal per greit kokį sprendimą priemi, kurio po to gali tiesiog pasigailėti. Toliau labai ilgai skirdavau daug laiko, ką kiti žmonės galvoja apie mane.
ką jie pasakys, ką aš veikiu, kokį darbą dirbu, su kokiais žmonėmis būnu, kur aš gyvenu, su kuo gyvenu. Ir kuo daugiau galvodavau, tuo labiau man tas nerimas vidinis tik kildavo. Ir pastebėjau, kad kuomet aš paleidau tas odeles ir galvojimą pastoviai, ką kiti sako, man išaugo vidinis pasitikėjimas savimi, nes dabar tas pasitikėjimas ir atsiranda iš tos ramybės. Tai jo nesukūrė kažkokios grožio priemonės, nauji drabužiai ar kažkokie rekomenduojami nauji produktai, jis atsirado iš to vidinio pasitikėjimo, kad realiai man tikrai yra neįdomu, ką kiti žmonės masto. Ir aš tą energiją, tą laiką, kurį skiriau galvodama, dabar tiesiog skiriu laiką artimiem žmonėm. Labai paprastai, nes žmonės niekada neatsimins, ką tu jiem pasakėjai, ar dėl ko jūs susipykot, bet jie visada prisimins tą bendrą jausmą, kaip jie jautėsi būdami su jumis, kad jiem buvo gera, gal nelabai gera. Tai mano tikslas dabar ir fokusas yra būtent skirti dėmesį į tai, sukurti aplinką, kur būtų gera mano mylimiem žmonėm, mano draugam ir žmonėm, kurie man tikrai nuoširdžiai rūpi. Ir visa tai mane atvedė prie pačio svarbiausio dalyko, tai yra, kad ryšys su mano šeima yra daug svarbiau už bet kokį produktyvumą. Ir jeigu aš pastebėjau, pradedu prioritizuoti labiau savo darbą, visokias intrigas tenai, arba su kažkokiais draugais, realiai pradeda kentėti mano santykis su mano artimaisiais žmonėm, tik dėl to, kad jie pastebi, kad aš esu gal labiau nerimastinga, labiau susijaudinusi. Ir esmė tame, kad jeigu tu investuosi savo laiką, energiją į savo šeimą, mylimus žmonės, tu aktyviai galvosi, kaip gali pagerinti namų gerbuvį, kad jaustųsi geriau tavo vyras, tavo šeima. Kai tie žmonės pajus, kad jiem gera namie ir jie perims iš tavęs tą vidinę ramybę. O santykis su mano vyru ir bendrai santuoka mane išmokė labai svarbios pamokos, kurios nebūčiau išmokusi niekur kitur. Santuokai supratau, kad ne kiekviena kova yra svarbi laimėti ir kad čia nėra kažkokio laimėtojo. Nes tu renkiesi su tuo žmogumi būti kiekvieną dieną ir jeigu tu susipyksti su juo, realiai tas pyktis, jeigu ten vilksis kelias dienas, gal net ir savaitę, nedaug dieve, realiai tik visiems bus nuo to gera. Ir kai tu turi vaikų, ypač, vaikai labai perima tą energiją. Aš pati pastebėjau, jeigu aš būnu susinervinus, šiek tiek pakeliu savo balso intonaciją, mano vaikas iš karto tą perims, pradės verkti, tada aš dar ant viršaus labiau susinervinu. Tai jeigu yra kažkoksai konfliktas šeimoje, išspręsk jį kuo greičiau, kad jis nesivilktų tau už nugaros ir rinki savo kovas. Ir jau supratau, kad dažniausiai dėl kažkokių buitiškų situacijų net neverta kovoti, tiesiog geriau paleisti, nusileisti. Nebent yra tau tikrai kažkokia situacija, kur peržengia tavo vertybės, tada reikia būtinai išsikalbėti. Bet dažnu atveju tai tiesiog ten dėl kažkokių šiukšlių išnešimo ar ką, tai iš vis yra tikrai neverta skirti savo ir tavo šeimos energijos. O dabar norėčiau pereiti prie kitos dalies, nes kalbant apie tą vidinę ramybę ir atsipalaidavimą kaip mokymasi, ką iki šios dalies aptariau, tai yra grinai visi tavo vidiniai dalykai, tavo mąstymas, kaip tu matai pasaulį, bet manau, tas atsipalaidavimas atsiranda ir iš tavo fizinės būklės. Tai jeigu tavo kūnas bus įsitempęs, jeigu tu turi kažkur skausmus ar nugaroje, ar kojose, rankose, nesvarbu, tau gali būti sunku sujungti savo kūną su protu, su savo tuo vidiniu jausmu. Tai mano patarimas būtų skirti dėmesio savo kūnai ne dėl to, kaip tu atrodai, o kaip tu jautiesi. Ir ypač kalbant apie kaklo, nugaros sveikatą, nes tai yra tarsi tavo širdis viso kūno. Jeigu nebus stipri ir sveika, tas labai atsispindės ir išorėje. Tai man labiausiai padeda yra nugaros pratimai, būtent stuburo, veido masažai, kuriuos darausi pati, tai tas labai padeda atpalaiduoti visus kaklo raumenis, veido raumenis, nes kartais net nepastebim, kiek mes įtampos laikome būtent savo veide. Kas be ko praleisti kuo daugiau laiko gryname ore ir jeigu dar išeina, šiek tiek pabėgioti ar pasivaikščioti greitesniu tempu, kad šiek tiek sukiltų tavo širdies ritmas. Paskutinis dalykas, kuriuo noriu pasidalinti, tai būtent kaip tas pokytis įvyko, kuomet tapau mama, nes mano vaikas tapo pats didžiausias mano gyvenimo mokytoju. Tai jei atvirai su vaikais atsipalaiduoti yra tikrai nelengva ir tas iššūkis atsiranda dar didesnis. Tai jeigu aš būčiau galėjusi, būčiau pradėjus praktikuotis, būti ramesnei ir viską mažiau reaguoti daug anksčiau, tai dėl to ir dalinuosi šituo video su tavimi, jeigu tu dar nesi mama. Nes su vaikais tos įtampos tikrai daugiau. Aš net nekalbu jau apie visą netvarką namie, kuri tikrai labai dažnai mane būna veikia ir mokausi tuos dalykus paleisti. Bet tapus mama, aš šitą savo pareigą jam priimu labai atsakingai. Net
tapimui mamai aš ruošiausi kelis metus, nes manau, kad jeigu jau nutari susilaukti vaikų, mūsų darbas kaip suaugusių žmonių būti jiem pasiruošusiu ir sukurti jiems saugę ir gerą aplinką. Tai labai turėjau daug baimių, kad būsiu bloga mama, kad gal nesu pasirengusi, kad pernešiu savo kažkokias vaikystės traumas. Tai ties tuo labai tikrai nuoširdžiai dirbau ir dabar prie vaiko stengiuosi atsakingai kalbėti, rinkti žodžius, kokią kalbą aš kalbu prie savo vaiko, nes manau, jie viską sugeria kaip kempinės ir mes esam jiems pats didžiausias pavyzdys ir aš noriu būti tuo geru ir įkvepiančiu pavyzdžiu savo vaikui. Kai aš buvau maža, paauglė, aš turėjau labai daug kompleksų ir dabar net iš tikrųjų liūdna prisiminus, aš esu skaičius savo visokius dienoraščio įrašus, kur buvau dar mergaitė 15-16 metų ir aš taip nepasitikėjau savimi, aš taip nekenčiau savo kūno, kuriame aš gyvenau ir dabar pagalvoju, jeigu mano vaikas taip su savimi kalbėtų, man kaip mamai būtų be galo skaudu ir dėl to aš noriu savo vaiką išmokyti pozityvumo apie kūną, apie mūsų išvaizdą, apie mūsų mąstymą, apie pasaulio suvokimą ir dėl to stengiuosi kalbėti pozityviai ir kasdieną išreikšti dėkingumą, ką mes turime šeimoje, kaip mes kuriame šitą gyvenimą kartu. Čia dar tokia viena pabaigai asmeninė mintis visai, tai aš tiesiog žiūriu savo sūnų ir aš šiai dienai matau tiek daug bruožų savo, ypač kai aš buvau mažytė, tai didesni žandai, apvalesnė galva ir man taip miela yra pats gražiausias dalykas pasaulyje, kur aš vaikystėje dėl to kompleksuodavau ir aš dabar galvoju, tuos bruožus, kurių aš nekęsdavau vaikystėje, dabar matau kaip pačius gražiausius pasaulyje. Tai dar kartą parodo, kaip yra svarbu ta meilė savo ir ugdyti ją šeimoje. Tai pabaigai norėčiau pasakyti, kad šiandien man sėkminga ir stipri moteris nebėra ta, kuri pastoviai bėga, kuri visą laiką yra užimta. Priešingai, dabar mane įkvepia tos moteris, iš kurių sklinda ramybė, meilė ir tiesiog tas moteriškumas visas. Ir tai yra tas, ties kuo aš pati dirbu kiekvieną dieną, nes aš manau, kad mes kaip žmonės, kaip asmenybės yra ne tai, kaip mus apibūdina kiti žmonės, bet kaip mes save kūrėme per kasdieninę praktiką ir per discipliną. Dabar aš esu ta moteris, kuris saugo savo vidinę ramybę, leidžia būti savo žmogumi, paleisti dalykus tų, kurių negaliu kontroliuoti ir pats svarbiausias dalykas, mokausi po šiai dienai paprašyti pagalbos man, kai jos reikia, vietoj to, kad būčiau savo užsispaudusi ir galvoti, kad visi aplinkui gali skaityti mano mintis, kad man reikia pagalbos, tai tiesiog iškomunikuoti tuos savo poreikius. Tai lygiai to paties palinkėčiau ir tau ir galiu pažadėti, kad kai tu po truputį pradėsi paleisti dalykus, tavo gyvenimas tik gerės. Ne tik dėl to, kad tau pačiai vidinė nervų sistema nurims, bet ir dėl to, kad tu pradėsi sulaukti tos pagalbos iš aplinkos ir žmonės norės tau padėti, jaus tą tavo vidinę ramybę ir lygiai taip pat ir tu galėsi būti įkvėpimas kažkam kitam. Ačiū labai, kad žiūrėjai šitą video, tikiuosi tau buvo įdomu, pasisėmei šiek tiek įkvėpimo ir leisi pagaliau savo nurimti, būti ramesniai ir skleisti tą energiją savo šeimoje ir su likusiu pasauliu. Ir jei gali, būtinai paspaus mygtuką prenumeruoti, mygtuką like ir tokiu būdu nepraleisi mano sekančio video. Iki ir geros dienos. Čiau!